Sveiki, mano vardas Simonas ir šiandien aš noriu pašnekėti apie temą, kuri man asmeniškai yra labai svarbi. Tai yra gebėjimas pasakyti ne. Susidūriau daug kartų gyvenime, kai negalėdamas pasakyti ne, apsikraunu įsipareigojimais, kurie nėra man naudingi, kurie išblaško mano energiją ir paskui vietoj to, kad eičiau tiesiai į savo tikslą, jaučiu, kad stengiuosi būti geras visiems, o iš tiesų nesu geras pagrindiniam žmogui, kuriam ir turėčiau būti yra pats savo prioritetams, savo šeimai, savo tikslams. Apie kodėl tai yra būtina išmokti pasakyti ne, ką mums tai duoda. Tai visų pirma, gebėjimas pasakyti ne, tai yra lyg mūsų kelrodė žvaigždė, kuri mums leidžia nustatyti savo prioritetus. Ne, aš sugebu apsibriežti, kas man yra svarbu. Ir realiai jūsų ne yra jūsų taip. Tai yra sakydamas ne tiems pasiūlymams ir toms galimybėms, kurios neatitinka pilnai mano prioritetų, nesusiveda su mano dabartiniais tikslais, aš sakau taip savo prioritetams, aš sakau taip savo tikslams, aš sakau taip savo veiksmams, kurie veda mane į tikslą ir kurie veda mane į norimą pokytį. Kai mes sakome ne, mes laviname savo vidinį atsparumą. Pagalvokime, kodėl mums šiaip sudėtinga yra pasakyti ne. Visų pirma, tai yra susijęs su socialinės atskirties baime. Ne, mes bijome, kad jeigu mes sakysime ne, žmonės daugiau į mus nesikreips. Ne, ir atsiranda toks people pleasing šiek tiek poreikis. Ne, aš noriu visiems būti malonus, aš noriu visiems būti geras. Ne, bet taip nėra, žinote, jeigu mes aiškiai brėšime savo ribas ir parodysime kelią, kuriuo mes einame, socialinis ratas pradės tai gerbti. Bet tam, kad pagarba atsirastų, turi atsirasti vidinė jėga. Jėga, kuri ateina tik iš vidaus. Ir sakydami ne, mes tą jėgą po truputį laviname, auginame ir tą resursą savo kaupiame savo tikslų pasiekimui ir socialinis ratas pradeda tą gerbti. Aiškiai apsibrėžėme ir parodome savo ribas tiek savo, tiek ir aplinkiniams. Ja, kodėl sakau ne, nes turiu kitų prioritetų. Kodėl sakau ne, nes tai tavo pasiūlymas, jisai nepatenka į mano ratą. Mes išlaikome savo produktyvumą ir išlaikome savo energiją ir galime ją skirti būtent tiems projektams, tiems veiksmams ir tiems tikslams, kurie mus veda į tikslą, kurie yra svarbu mums, ne aplinkai, ne draugams, ne kolegoms, ne žmonėms, kuriems mes norime patikti ir įtikti, o man, savo tikslams ir savo prioritetams. Sekantis, kai mes sugebam pasakyti ne, mes mažiname savo priklausomybę nuo išorės validacijos. Įsivaizduokite paprastą situaciją. Ryte apsirengiu ir paklausiu savo artimo, kaip aš atrodau. Ne? Tai yra svarbu, išorės validacija, kad kitas įvertintų, kaip aš atrodau. Ne? Tai kai aš mokausi sakyti ne, aš tiesiog mokausi būti savimi ir suprasti, kad būnant viduj, aš galiu būti tvirtas ir pasitikintis. Ir ta išorės validacija, nors jinai yra ir maloni, bet jinai nėra būtina tam, kad aš jaučiausi saugus, tam, kad aš jaučiausi tvirtas ir tvirtai galėčiau judėti į priekį. Dar viena priežastis, kodėl yra svarbu mokytis ne, tai visų pirma, kad mes tausotumėm savo išteklius ir tausotumėm savo resursus. Pats mažiausias resursas, kurį mes turime, tai yra laikas. Sekantis resursas tai yra energija. Sakydami taip ir negalėdami aiškiai apsibrėžti savo ribų, mes išeikvojame tiek savo laiką, tiek savo resursus. Tai gebėjimas pasakyti ne yra kritinis, kad mes sugebėtumėm tą ribotą labai resursą panaudoti maksimaliai efektyviai. Tam ir ten, kur reikia ir kur galvojam, kad tai yra būtina. Mes ugdome savo drąsą. Ugdome savo drąsą kartais gal mažai žingsniukais, pasakydami ne mažose situacijose, bet po truputį ugdome drąsą eiti savo gyvenimo keliu, būti drąsiu savo gyvenimo autorium, kuris susiduria su iššūkiais, mato aplinką, mato save aplinkoje, bet nebūtinai jam reikia aplinkos validacijos, nebūtinai jam reikia pripažinimo, kad tu eini šituo geriu keliu. Ne, ir aš drąsus, aš drąsiai galiu pasakyti ne, sakau tai mandagiai, sakau tai pagarbiai, bet esu drąsus savo gyvenimo autorius, kuris eina savo gyvenimo keliu. Nemažiau svarbi priežastis sakyti ne, tai yra sąžiningo dialogo skatinimas. Įsivaizduokite, jeigu
Galiu pasidalinti savo pavyzdžių. Dar studentų laikais pakviečiau vieną bičiulį pažaisti biliardo. Mes pažaidėm tą biliardą, mačiau, kad jisai gal nebuvo labai įsitraukęs, bet visai smagiai, ne, ir mes taip kažkaip atsisveikinant, aš jam sakau, žiūrėk, gal tai galim kitą savaitę, žinai, susitikti. Ir jisai taip į mane pasižiūrėjo ir sako, žinai, Simonai, sako, man nelabai patinka šiaip su tavimi bendrauti. Ir man toks šokas šitai buvo, tai jeigu tau nepatinka su manim bendrauti, tai kodėl apskritai tu sutikai su manim eiti žaisti biliardo ar leisti tą laiką. Ne, ir aš supratau, kad tas laikas, kuris įleido su manim, jisai nebuvo nuoširdus. Ir tai buvo pamoka man, kad iš tiesų, kai mes negalim pasakyti ne, mes įsiveliam į nenuoširdų santykį su aplinka. Jeigu aš prisiemu įsipareigojimą, kuris man nėra priimtinas, kuris man šiuo metu aš jo nenoriu, bet aš vis tiek tai darau, aš sukeliu įtampą tiek savo, tiek aplinkai. Aš nesu nuoširdus ir tokiu būdu negaliu sukurti autentiško santykio su žmonėmis, su kuriam aš tuo metu esu. Tai yra labai svarbu, kad mes būtumėm nuoširdus ir kurtumėm nuoširdų ir autentišką santykius. Ir kad ir kaip būtų paradoksalu, būtent sakymas ne mums ir suteikia tą galimybę autentiško ir nuoširdaus santykio kūrimo. Kai mes galim pasakyti ne, mes saugome savo emocinį balansą ir saugome savo emocinę gerovę. Nes vėlgi grįžtim prie to, kad kai aš sakau ne, jeigu negaliu pasakyti ne ir darau tai, ko nenoriu daryti, tai kelia man stresą, tai kelia man vidinę įtampą. Ne, tai kai aš pasakau ne, nors pirminis tas, aišku, pirminė reakcija negali būti neigiama, ne, bet kai peržengiu aš per tą kliūtį, ne, aš suprantu, kad aš priėmiau teisingą sprendimą ar galiu rūpintis savo balansu vidiniu ar daryti tai, kas man yra svarbu, išlaikant sveiką vidinio ir išorinio pasaulio balansus. Ne. Tai labai svarbu gebėjimas pasakyti ne, kad tas vidinis balansas, kad jisai būtų realus ir kad jisai būtų tikras. Ir galų gale mes stipriname gebėjimą pasakyti taip tam, kas yra būtina. Ne? Kai mes pasakome ne, aš sakau ne, nes kitas dalykas man yra svarbesnis. Bet sekantis žingsnis yra apsispręsti ir pasakyti taip, tai yra tai, ko aš noriu. Ne? Tai gebėjimas pasakyti ne skatina mūsų drąsą ir apsisprendimą eiti savo keliu. Jisai susiaurina iš visų įmanomų galimybių į tas, kurios mums yra artimos. Ne, nes kai mes susidurėm su pasiūlymu, kuris galbūt nėra priimtinas, mes atmetimo būdu galim sakyti, siaurinti savo interesų ratą ir sakyti, va čia yra mano kelias, prie kurio tikrai limpa mano širdis. Tai gerai, tarkim, jau įtikinau aš jūs, kad pasakyti ne yra tikrai svarbu ir išmokti pasakyti ne yra svarbu. Nuo ko pradėti? Ne, tai visą laiką linkiu pradėti nuo mažesnių dalykų, nuo mažesnių situacijų, tokių kaip galbūt pačioj buity, žinai, ar nori arbatos, kai iš tiesų jos nenori, ne, bet vien tik tai dėl socialinio bendravimo, kartais, kai jo, žinoma, išgersiu ir paskui tas puodelis stovi ataušęs, taip ir nepaliestas, ne, tai pradėti nuo mažų tokių sąžiningumo akimirkų savo buityje ir po truputį lavinti šitą raumenį. Jeigu jau negaliu pasakyti ne, tai bent jau lavinti savybę ne iš karto pasakyti taip. Iš tiesų nereikia iš karto atsakyti ir duoti atsakymą čia ir dabar. Ne, tai jeigu turite tą vadinamą people pleaser refleksą, kur tik paklausęs iš karto nori atsakyti, iš karto nori įtikti, įkvėpkite porą kartų, kai gausite kažkokią tai užklausą, kai gausite klausimą, gausite pasiūlymą, absoliučiai bet kokį, arba teigiamą, arba neigiamą, įsivesite savo taisyklę. 3 kartus įkvėpiu. Padariau pauzę, nieko neatsitiko, per tą pauzę leidau savo iš tiesų pagalvoti, leidau mano smegenim įsijungti, nes mūsų noras įtikti, tai mūsų emocija šneka. Ne, mums reikia duoti laiko truputėlį, kad ir protas įsijungtų. Tai padarykite pauzę, nesakykite iš karto taip ir pamatysite, jau jums duos tokį drąsos, stiprybės ir argumentų galų gale priimti teisingą sprendimą. Antra, užduokite savo klausimą prieš atsakant į užklausimą, jeigu pasakau taip,
kam iš savo gyvenimo aš dabar turėsiu pasakyti ne. Dažniausiai mūsų gyvenimas dabar yra antiek perpildytas veiklom, interesais, mūsų poreikiais, kad šiaip ar taip jie netelpa į vieną dieną. Na tai natūraliai mes kažkur turime brėžti brūkšnį. Šitas veiklas aš šiandien darysiu, šitom veiklom aš šiandien turiu pasakyti ne. Jeigu aš prisiemu papildomą kažkokį tai įsipareigojimą, savo turiu užduoti klausimą, vietoj kurios veiklos, kurią aš šiaip būčiau daręs, aš šitą veiklą prisimsiu. Dažnai mes apgaudinėjame save. Kažkaip tilpsiu. Netilpsi. Ne, laikas jisai toks resursas, kuris atrodo begalinis, atrodo, kad lyg mes jį galėtumėm tampyti, lyg apgauti save. Kažkaip suspėsiu. O paskui nesuspėjam ir nervinamės. Ir pasižadam to, ko negalim padaryti. Nervinamės mes, nervinasi kita pusė. Sau užduoti klausimą, ne, kad stebuklų nebūna, sau pastė, stebuklų nebūna. Ir jeigu pasakau taip, o gal ir noriu pasakyti taip, vietoj ko aš tai įterpsiu. Na, tiesiog, kad žinočiau, kokia yra šito taip kaina ir tą apsisprendimą gerbti. Kas yra labai svarbu, kai mes sakome ne, tai išlikti mandagiam. Ir žmonėms kartais yra svarbu, jie, pavyzdžiui, turi pasiūlymą, ne, jie gal iš tiesų yra motyvuoti, jie nori būti su mumis, arba jiems reikia pagalbos, arba jiems reikia, jie nori įtraukti mus kažkokį tai projektą, kur mano, kad mūsų įgūdžiai ir talentai gali jiems praversti. Ir gali ir mums praversti. Na, tai jeigu mes būsime grubus ir nukirsime tai ir sakysim, ne, žinot, dabar taip, pasakysime griežtai ir nemandagiai, galime sudeginti tiltus, kurios paskui pakankamai ilgai gali tekti atstatinėti. Tai net ir sakydami ne, mes galime išlikti mandagus. Ir net ir sakydami ne, mes galime išlikti pagarbus. Yra labai aiškus ryšys tarp to, kad aš galiu pasakyti ne ir išlikti mandagiu. Aš galiu pasakyti ne ir išlikti šiltu ir rūpestingu, nežiūrint to, kad aš negaliu šiandieną jums padėti, bet aš esu nuoširdus ir aš esu sąžiningas prieš jūs ir prieš save. Nes alternatyva yra, jeigu aš pasižadėsiu ir neišpildysiu ir uždėsiu ant savęs krūvį, kurio negalėsiu panešti, ne, ir paskui nepadarysiu to, kaip tikrai galiu padaryti ir to, ko jūs galbūt tikitės iš manęs, ne, tai bus žala abiem pusėm. Išlikite sąžiningi savo ir kitam. Labai svarbu, kai mes sakom ne, kad mes nusistatytumėm ribas ir tos ribos yra realiai mūsų ilgalaikė investicija. Mano kolega yra kažką tai pasakęs, kaip pereiti per tą, galbūt tą kliūtį, tai yra to neigiamos reakcijos baimę pirminę. Ir jisai, vardas yra Mindaugas, irgi puikus lektorius ir kolega, jisai pasakoja istoriją apie tai, kaip mokėsi kovų menų. Ir jo treneris, mokytojas, mokė juos apsiginti nuo peilio prie kaklo. Iš nugaros kažkoks užpuolikas prie iš nugaros ir peilis prie kaklo. Ir pratimas buvo labai paprastas. Pliku delnu imi už ašmenų ir stumi nuo kaklo. Kas atsitinka? Ir sako, mes kaip mokiniai truputėlį gal ir sutrikom, ne, koks čia toks, ne kung fu, toks, ne ninja pratimas, ne, nes gali įsipjauti, gali pirštą prarasti. Bet klausimas yra, o ko saugaisi? Ar tu bijai kažkokį įbrėžimą, ar tu realiai saugai savo kaklą, tu saugai savo prioritetus, tu saugai tai, kas tau yra svarbu. Ne, tai tas ribų nusistatymas ir suvokimas, kad mano ėjimas savo keliu yra žymiai svarbesnis už šitą trumpalaikį neigiamą reakciją, kurią dabar man reikės išgyventi. Sakyti ne nėra egoistiška. Na, ir sakyti ne yra kaip tik rūpestinga. Sakydami ne, mes rūpinamės savimi. Ir tuo pačiu rūpinamės aplinką, nesukeldami lūkesčio, kurio mes negalėtumėm atspindėti. Suvokimas, kad sakydami ne arba apsisprendimas kažko nedaryti, tai irgi yra sprendimas kažką daryti. Atsisakymas taip pat gali būti sprendimas ir jisai yra sprendimas. Ne, čia tėvai su savo vaikais dažnai šitą pokalbį turi, ne, kai dukra sako, aš nenoriu dabar to kažko daryti. Arba sako, žinai, tai reiškia, tu renkiesi kitą veiklą. Ne, ir savo tą pasakymas, kad pasakydamas ne, aš realiai vis tiek sakau taip. Ne, ir labai aiškiai savo tą užsibrėžti. Tai kaip pasakyti ne? Išsiskyriau savo tokius galbūt 3 blokus. Iš 20 būdų, kaip pasakyti ne.
Pirmas blokas tai yra, kaip padaryti tai mandagiai ir profesionaliai. Greičiausiai darbe. Tai tas blokas bus didžiausias, bus apie 10 tokių patarimų, kaip pasakyti ne. Kiti 2 blokai, tai vienas, kaip brėžiant savo ribas, čia jau bus truputėlį toks galbūt ir kietesnis, ir griežtesnis būdas, ypatingai žmogus, kuris galbūt neišgirdo mūsų mandagaus atsisakymo pirmą kartą. Ir trečias blokas, tai kaip mes galėtume nukreipti arba pasiūlyti kažkokią tai alternatyvą. Tai nieko nelaukiant, reikime į pirmą bloką. Mandagus ir profesionalūs būdai, kaip pasakyti ne. Ačiū už pasiūlymą, bet dėja jo negaliu priimti. Išliekame mandagus, išlaikome savo kontaktą ir negi apgailestavimą, kad labai gaila, bet šiuo metu to negaliu priimti. Ačiū, kad pagalvojate apie mane, bet šį kartą turėsiu atsisakyti. Atsiprašau, bet šiuo metu tam tiesiog neturiu laiko. Laikas yra toks ribotas resursas, kad kai mes panaudojam šitą būdą pasakyti ne, žmonės tai gerbia. Ne, aš tiesiog tam neturiu laiko. Ne, ir tai supranta ir žinok, dažnai pritaiko ir savo. Aš irgi neturiu laiko, jis gali neturėti laiko. Tai labai efektyvus būdas, kaip pasakyti ne. Ketvirtas būdas. Man labai malonu, kad kreipėtės, bet šiuo metu negaliu padėti. Na, galbūt tai yra tiesiog panaši versija iš kitų. Tiesiog padėkojame, pasakome, kad man yra malonu, kad jūs kreipėtės ir mandagiai atsiprašote. 5. Norėčiau padėti. Deja, šiuo metu esu per daug užsiėmęs. Arba galima pasakyti, netgi, prašau, sugrįžti pas mane kitą savaitę. Pasišnekėkime apie tai vėliau. Vėlgi nepasakau taip, ne, galbūt atidedu. Ir šitą būdą reikia naudoti tada, kai esame nuoširdus, kad tikrai kitą savaitę galbūt pasikeitus aplinkybėmis mes tam žmogui galėsime padėti. Ne, tiesiog indikuojame, kad šiuo metu padėti tikrai negaliu. 7. Man reikia apie tai pagalvoti. Aš sugrįšiu su atsakymu. Laiką atsakymu jūs savo išsitęsėte. Jūs vėlgi nepasakėte taip, jūs nepasakėte ir ne. Ir tai nereiškia, kad jūs negalėsite pasakyti ne vėliau. Jūs tiesiog indikuojate, kad laiko reikės daugiau. Kartais žmonės, kuriems reikia greitos pagalbos ar kurie nori galbūt net ir permesti savo kažkokį darbą ar atsakomybę, na, išgirdę, kad jums reikia laiko pagalvoti arba jūs vėliau sugrįžti, sako, žinot, nevark, nėra taip svarbu. Na, tai duokite laiko savo pagalvoti ir iš tiesų pamatyti, ar to žmogaus galų gale įsipareigojama, ar jam dar tai bus aktualu po kurio laiko. 8. yra tinkantis labai pokalbėje su viršininku ir tai labai svarbu daryti nuoširdžiai, tai labai svarbu daryti autentiškai. Ir iš savo patirties turėjau tokią situaciją, kai tiesiog einu į kabinetą, duodu savo kolegijai darbą. Mano padėjėja buvo tuo metu. Einu, duodu darbą ir girdžiu, kad kažkokia tai taip įtampa iš tiesų ir kažkas darosi, ateinu ir matau, kad jinai yra taip nuoširdžiai sunerimus, ir tai dideliam strese. Ir aš jos paklausiu, kas atsitiko. Ir jinai sako, jūs man davėte tiek daug darbo, sako, aš net nežinau, nuo ko pradėti. Tai sakau, žiūrėk, taip peržvelgėm visus darbus, čia nėra taip, šitie nėra tokie svarbus, šitos galės padaryti rytoj poryt, čia yra pagrindinis prioritetas, pradėk nuo šitų ir dėk tolyn. Tai tą situaciją galima apversti ir savo vadovui, viršininkui arba kolegai, kuris duoda dar vieną mums darbą, galima tiesiog nuoširdžiai paklausti, o vietoj kurio darbo dabar man šitą daryti. Ne? Arba kaip prioritetų atžvilgiu man šitą darbą suderinti su kitom užduotim, kurios jau yra mano darbotvarkėje, mano darbų sąraše. Tiesiog leisti pačiam viršininkui apsispręsti, kas yra prioritetas, kad mes neturėtumėm nervuotis ir galvoti, kad mes viską tą turim padaryti vienu metu. Tiesiog viršininkui parodom, kad mūsų resursas jisai yra ribotas. Kokius darbus rekomenduotumėt nukelti? 9. Turiu įvertinti, ar tai netrukdys mano prioritetams. Ir čia mes jau perinam truputėlį ir savo ribų nustatymą. Mes parodom, kad yra mano prioritetai ir aš juos gerbiu. Aš gerbiu savo tikslus, aš gerbiu savo kryptį. Lygiai taip pat, kad vertinu ir šitą pasiūlymą, tik tai noriu laiko šiek tiek įsivertinti, ar aš galiu suderinti tai su tai, kas man šiuo metu yra svarbu ir kam aš noriu skirti savo laiką. Ir paskutinis, kuris, manau, yra labai stiprus, jeigu yra nuoširdus, kur sakai, turiu sakyti ne, nes negalėčiau užtikrinti kokybiško rezultato.
Ir tai yra labai svarbu. Nes jeigu jaučiame viduje, kad neturime laiko ir negalime skirti iš tiesų tiek resurso, kiek reikia šitam darbą kokybiškai atlikti, tiesiog galime nuoširdžiai tai ir atsakyti. Negalėčiau užtikrinti kokybiško rezultato, todėl turėsiu atsisakyti ir panašiai. Antras blokas, tai yra sakydami ne, labai aiškiai nubrėžime savo ribas. Kokie būdai tai padaryti? Išgrinau 5. Pirmas, tai tiesiog aiškiai ir pasakai. Aš turiu gerbti savo ribas ir todėl turiu pasakyti ne. Tai tu parodai, kad tas pasiūlymas jis yra labai aiškiai, yra už tavo ribų ir tu sakyti ne. Ir šitą kartais reikia naudoti, kai mūsų siekimo pokytis arba tai, ką mes darome, pradeda kirsti su socialinės aplinkos įpročiais. Kaip pavyzdžiui, alkoholio vartojimas. Savo gyvenimą net kelis, gana dažnai pasiėmu tokius alkoholio atostogas, kai aš nevartoju ir nevartoju pakankamai ilgą laiką, mėnesis, 2 kartais pusę metų. Ir susiduriu su situacija, kai aplinkos spaudimas kartais tampa labai didelis. Simonai, klausyk, tai išgerk. Ar tu vis dar savo šito nesąmonėje? Tokie ir panašus klausimai, spaudimas iš socialinės aplinkos būna pakankamai didelis. Ir tada turi pasakyti, tai tiesiog atsiprašau, bet aš turiu gerbti savo ribas, ir aš dabar turiu pasakyti ne. Tiesiog būti pakankamai griežtas. Antras, gal šiek tiek mandagesnis, bet panašus, dėja, tai netitinka mano prioritetų arba tikslų. Gerbi, pasakai dėja, bet tai netinka mano prioritetų arba tikslų. Trečias, jisai geras tuo, kad jis yra labai neapibrėžtas. Ir kai kažkas pakviečia arba paklausia, ar galėtum ateiti tuo metu, ar galėtum prisimti, gali tiesiog atsakyti. Aš labai atsiprašau, bet tuo metu turiu kitą įsipareigojimą. Kai dirbame su savo coachingo klientais ir jie sako, kaip man pasakyti ne savo viršininkui, kuris prašo, kad aš dirbčiau po valandą arba savaitgaliais. Ir tiesiog pasakai, aš turiu, labai atsiprašau, bet tuo metu jau turiu suplanavęs kitą įsipareigojimą. Ir nereikia teisintis, nereikia aiškintis, koks tas įsipareigojimas svarbus, čia nesvarbus. Tu esi jau susiplanavęs tą laiką. Jeigu tai tas laikas yra tavo jogos laikas po darbo, arba laikas su šeima, arba laikas savo tobulėjimui, tai yra tavo suplanuotas laikas. Ir viršininkas turi tai gerbti ir galų gale pats tu tai turi gerbti, jeigu jau esi nusistatęs. Ketvirtas, gali tiesiog pasakyti, nesijaučiu patogiai prisimdamas šitą atsakomybę. Sakai tai pagarbiai, sakai tai su dėkingumu, kad į tave kreipiasi, bet atsiprašau, tiesiog nesijaučiu patogiai prisimdamas šitą atsakomybę. Ir 5 būdas, tiesiog mandagiai pasakyti, aš norėčiau jums padėti, bet dėja turiu susitelkti į esamas užduotis. Tiesiog pasakai, tai yra kitas būdas pasakyti, kad neturiu laiko. Ir galų gale paskutinis blokas, kaip pasakyti ne, tai yra nukreipimas. Nes kai mes bijom pasakyti ne, tai toks jausmas, kad mes bijom užkirsti žmogų kelią. Jisai, pavyzdžiui, eina, siekia savo tikslų, mes norim būti draugiški, norim būti bendruomeniški, jam padėti, o dabar staiga mes užkirsim. Ir toks jausmas, kad mes tampam kaip viduje jaučiamės atsakingi už to žmogaus sėkmę. Tai geras būdas yra labai nukreipti tiesiog dėmesį nuo savęs į kitų. Ir vienas tokių kertinių galbūt būdų ir tokia formulė, kurią galima pritaikyti praktiškai visur. Ir ta formulė yra o jeigu. Ir paskui pratęskite tą sakinį, ką jūs jau sugalvosite. Gal galėtum padėti šito projektu? O jeigu pabandytum daryti tą? Arba jeigu kreiptumėsi rytoj? Arba o jeigu kreiptumėsi į kitą kolegą? O jeigu yra daugtaškis? Tiesiog, o jeigu, tu lyg ir teiki alternatyvą, kur yra toks būdas mandagiai pasakyti ne. Kitas būdas yra tiesiog nurodyti konkretų žmogų. Siūlau pakalbėti su Jonu, Maryte, Birute, su bet kuo. Galbūt jie geriau tiktų šitai užduočiai. Mes pasakome ne, nepasakydami ne, mandagiai nurodydami žmogų, kur manome, kad jo kompetencija, įgūdžiai arba turimas resursas, laiko ir energijos šiuo metu yra labiau tinkamas šitam prašymui. Dar vienas būdas pasakyti, žinot, tavo prašymas reikalauja komandinio sprendimo. Pakalbėkime apie tai kartu. Čia yra iššūkis prašančiajam.
Nes jeigu jisai iš tiesų nori kažką rimto padaryti, šitas klausimas jam gali suponuoti idėją, kad gerai, tai yra rimto projekto kažkoks aptarimas, pastarkime, bet jeigu žmogus tiesiog nori permesti savo atsakomybę ir ieško, ant ko jisai gali savo tą bežinėlę numesti, toks atsakymas, kad pasitarkime, jam taps per dideliu iššūkiu ir jisai neis tuo keliu ir mes pasiūlydami alternatyvą tokiu būdu mandagiai pasakysime jam ne. Kartais galima pasiūlyti mainus. Aš galėčiau tai padaryti, jeigu jūs atliktumėte tą ir tą. Na, ypatingai darbe. Ar galėtum, permečiau tavo ataskaitą, gal galėtum ją pasižiūrėti. Žinoma, galėčiau pasižiūrėti, jeigu tu galėtum pažiūrėti, aš dabar kaip tik ruošiu prezentaciją savo klientui, tai jeigu tu galėtum peržiūrėti ir tuo metu grįžti su man suteikti grįžtamą ryšį apie tą prezentaciją. Na, tai parodai, kad aš turiu laiko, aš turiu darbų, ne, bet jeigu mes galim pasikeisti šitais darbais, vertinu tavo kompetenciją, ne, tai aš padėsiu tau, bet tada, jeigu tu padėsi man. Vėlgi, žmogus, kuris tiesiog nori nusimesti atsakomybę arba permesti darbus kitam, jam šitas kelias netiks ir jisai ieškos tų žmonių, kurie tiesiog prisiims jo darbus. Tai visą laiką siūlykite alternatyvą. Išlikite mandagus, išlikite pagarbus, bet kas svarbiausia, žinokite, kas yra svarbiausia jums. Jūs vertins pagal tai ir aplinka, ir jūs patys, kaip jūs sugebėjote įgyvendinti savo tikslus, kaip jūs sugebėjote pasiekti savo svajonę, kaip jūs sugebėjote eiti savo prioritetų keliu ir kai šitas laikas prabėgs ir pažvelgęs į jį, ar galėsite savo pasakyti, aš priėmiau tuos sprendimus, kurie buvo naudingiausi man. Geriausias kelias, geriausias laikas, pradėti sakyti ne, jeigu to dar nepradėjote, yra dabar. To aš jums ir linkiu. Iki greitų susitikimų. Sudie.